But as soon as you think that you're perfect, that's when you're screwed, because then you don't make any more effort. So that's why I always say, stay hungry. That's what makes you be hungry for being better and improving and more and all of those things. We always set goals. And so as soon as you set a goal and you have a clear vision of where you want to go, then you go after it, and that is what creates the enthusiasm. And that's what creates then, the passion and all of this stuff. In order to be complete, and that's when you really have a 100% chance at being successful. When you have a complete situation, that means that you have developed your body, meaning your health, your strength, your energy, and all of that makes you much more positive, right? Because that's when you wake up, when you feel strong, and you feel fit, and you ride the bicycle in the morning, the whole world looks much more bright. Sveiki, mylėjai. Good to be back. Grįžtu po 2 mėnesių pertraukos ir vėl šitas procesas. Tokia net nostalgija apėmė iš tikrųjų, dabar taip kaip pradėjau filmuoti, nes supratau, kad buvau visai pasiilgęs, visai patiko ir galėjau ir neišeičiau tų 2 mėnesių atostogų, ne? Tai nuo ko iš tikrųjų noriu pradėti šitą video vlogą naują, 21, jeigu neklystu, ne? Tai nuo padėkos. Visų pirma, noriu padėkoti tiem 301 legendai, kurie mane seka, kuriems įdomu šitas mano visas trikovininko kelias, arba šito sporto propagavimas ir reklamavimas ir supažinimas su juo. Tai labai labai faina. Ir iš tikrųjų per ganėtinai trumpą laiką, per nedaug čia tų video, aš padariau 20, dabar pirmas bus ir susirinko tokia nemaža bazė žmonių, kas yra labai iš tikrųjų džiugu ir net nebūčiau galėjęs patikėti, kad įmanoma užauginti tokią, man tai yra didelė auditorija. Aš tai vadinu didelę auditoriją, nes dabar jeigu paimčiau ir žiūrėčiau prieš 300 žmonių, jiems kiekvienam į akis, tai čia yra wow. Wow, tai labai džiugu, labai noriu jums padėkoti ir ypač noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie mane ir stumė link šito kelio, ne, ir buvo tokių atvejų, kad irgi šito atostogų periodą, ne, kada prie manęs prieina ypač draugai ir ypač tie draugai, kurie net neužsiema šitų sportų, kuriems tiesiog įdomu stebėti, ką aš šneku į kamerą, kokį aš produktą pateikiu, ne? Ir jiems tiesiog įdomi ta mano veikla ir jų pagalba, jų skatinamas, tiesiog nusprendžiau grįžti tokiu metu, kada lieka visai ganėtinai mažai laiko jau iki varžybų. Turim dabar 2 savaitės į klasikinės jėgos trikojas Telšiuose. Ne, tai ta proga ir labai noriu dar kartelį visiems žiūrintiems padėkoti už tą sekamumą ir manau tęsim šitą veiklą toliau, nes girdėt tuos tokius fainus atsiliepimus ir tuos paskatinimus iš jūsų, tai jūs neįsivaizduojat, koks yra geras jausmas. Labai geras jausmas, nes atrodo tas atbulinis ryšys, tas atgalinis ryšys, neatbulinis, jisai tikrai duoda tokios motyvacijos ir tiesiog yra labai labai malonu be galo jų sulaukti, nes tai atrodo įprasmina šitą veiklą. Tai ačiū Jums dar kartelį. Kaip ir minėjau anksčiau, dabar vyksta tie paskutiniai akcentai, užbaigiamieji darbai klasikinės jėgos trikojas Žemaitijos tauriai. Ir šiandien turėsiu ir traukos treniruotę, tai pažiūrėsim, kaip čia man sekasi, kaip viskas einasi toliau, likus tokiam ganėtinai mažam tarpui iki varžybų. Ir viskas, ir dar ką labai norėčiau paskatinti visus, tai dabar ir Rokas, mano treneris ir mano puikus draugas, grįžta irgi vėl į YouTube, irgi po ganėtinai nemažos pertraukos ir grįžta su nauju formatu, tokiu formatu, kuris yra labiau edukacinis. Ir manau, kad kiekvienas, kuris įsijungsit, nebūtinai neturės trikojininkas ar ne, bet išgirsit kažką naujo, kažko negirdėto ir kažko galėsit užsičiuopti ir net nebūdami trikovininkai
galėsit tos dalykus tikrai pritaikyti gyvenime ir jūsų savijauta bus ženkliai geresnė. Šiaip dar neseniai toksai suvokimas atėjo, kad tik aš ir Rokas, mes esam vieninteliai Lietuvoje, kurie darom kažkokį turinį, ne YouTube platformoj, su kuriuo populiarinam šitą sportą. Mane ir blemba, kas yra žiauriai faina iš tikrųjų ir kažkaip tas dalykas dar labiau priverčia, šito dalyko nepaleisti ir tai daryti toliau ir supažinti su mūsų sporto šaka ir plėsti akiratį ir ko gero pritraukti tiesiog daugiau naujų žmonių į šitą sportą. Galbūt net ir į mūsų komandą. Tai vad, gerbimieji, kol kas pirmą dalį baigiam čia, kimbam į veiksmą ir dar turėsiu porą dalykų papasakoti, bet apie viską po treniruotės. Lekiam. The bitter taste on my tongue, too many holes, the damage done is bittersweet, black on gold, talk is cheap, or so I'm told. I'm gonna ride this bike to the edge of town, roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars, and scream in the dark. There's nothing I can do to change it now, but if I cut myself open, baby, you can read all my scars, read all my scars. Hello, goodbye, there's a million ways to die. Should've let me way back, should've let me way back by the roadside. Hello, goodbye, I was staring in the devil's eyes. Should've let me way back, should've let me way back by the roadside. It's a bitter taste. Ką? Einam į miškelį ant akmenėlio pasikalbėti. O kol einam, tai papasakosiu apie treniruotę. Ką šiam pavyko padaryti. Tai, paukštukas skrenda didelis. Traukos. Su traukom iš tikrųjų turim labai įdomią situaciją, nes svoriai kaip ir kyla. Viskas neprastai, iš video atrodo, irgi taip pasižiūrėjus, tikrai galingai kyla, daug pastangų, kažkaip irgi atrodo, kad nereikalauja, kyla ganėtinai greitai, greičiu irgi esu patenkintas, bet pojūčiai. Pojūtis tai nelabai mane tenkina. Jaučiuosi ir lėtas, ir jaučiasi, kad reikia pastangų, reikalauja nemažai pastangų, o svoris nėra iš tikrųjų toks didelis ir nežinau, labai dvejopos tokios nuojautos, dvejopi tokie jausmai, bet iš kitos pusės, istoriškai žiūrint, prieš visas varžybas visada sunkiai svoriai juda. Visada. Ir iš kitos pusės ir man pačiam priminimas yra, kad ko gero nereikia tiek labai kreipti dėmesio į tuos jausmus. Iš vienos pusės kaip ir turiu kreipti dėmesį į jausmus, todėl kad pagal turimus jausmus aš turiu pasirinkti ir atitinkamą svorį. Turiu kažkokį nurodyti tą RPI skalę, kiek man turi to rezervo likt, su kiek turiu padaryti svorio, kad liktų atitinkamas skaičius su tuo svoriu pakartojimu man rezerve. Dabar sunku pasakyti iš tikrųjų, kiek čia lieka to rezervo, toks tarp daug ir mažai, nes turiu visai tokias neprastas kaip ir grindinimo galimybės, bet tuo pačiu metu
ir tas sunkumo pojūtis man nepatinka, bet vėlgi, grįžtant prie to ankstesnio pasisakymo, tai manau, kad reikia tiesiog mažiau kreipti dėmesį, stengtis pasidaryti tą darbą taip gerai, kaip išeina, geriausiam įmanomui standartui ir viskas, ir būti tiesiog patenkintam, kad ta štanga kyla apskritai. Top setas 235 kg, sakau, labai tokį dvejopi jausmai, net nežinau kaip reaguoti, nei patenkintas, nei ne. Ir viskas, tiesiog reikia laukti sekančios savaitės, pasižiūrėti, kaip kitą savaitę tiesiog svoris judės, svoris bus dar didesnis. Tai tiesiog reikia išlaukti to momento ir pasižiūrėti, o vis tiek jau tas pilnas toks jėgos realizavimas, tai jisai vyks rugsėjo 13 arba 14 dienomis. Dar neaišku, kiek dalyvių bus užsiregistravę ir neaišku, kiek dienų vyks tas čempionatas. Tai čia dar pamatysim. Toliau keičiam kadrą. Toliau turim 195. Sekantį setą, tai nežinau, iš tikrųjų ganėtinai lengvas buvo, lengvai kyla, bet vis tiek toks nedidelis svoris ir jis reikalauja ganėtinai tų pastangų, man truputį per daug. Tai irgi nežinau, kaip reaguoti. Tai, sakau, čia man ko gero ir pačiam būtų toks pastebėjimas, kad reikia mažiau reaguoti, tiesiog turiu pasidaryti tą darbą ir būti patenkintas tuo, ką turiu. Ir viskas. Toliau. Dar apie patį vasaros periodą ir progresą vasaros periodų. Tai šiaip iš tikrųjų labai nemėgstu vasarų, nes žiūrint irgi istoriškai, man realiai blogiausias progresas būna, net nekalbu apie progresą, aš ta prasme net dažnu atveju nuregresuoju, nors ir stengiuosi ir pušinu, bet labai susigadina miegas, kas yra pamatinis ne vien sporto, bet ta prasme aplamai geros savijautos dalykas. Susigadina miegas, nes labai prastai miegu, prisikeliu būna kartą, net kartais 2 kartus per naktį, neišmiegu pilnai valandas kaip ir išmiegu, bet jos būna nekokybiškos, nepatiriu to, tiksliau neįeinu į gilaus miego fazę ir tas dalykas, arba jo ilgai neužsibūnu ir tas dalykas tikrai neįnauda. Kitas dalykas, būna labai sunku pušinti su maistu, kas irgi yra vienas iš pamatinių tų dalykų. Tai yra tiesiog sunku pušinti su maistu. Sunku daugiau jo įdėti ir svoris tuo pačiu krenta ir faktas, ta prasme, mums maistas duoda tos energijos, čia yra kūno kuras, kuris irgi labai tikrai turi didžiulę reikšmę geriems performansams ir su maistu biškai būna sunkiau iš tikrųjų, bet maistas taip realiai tokia pusė problemos, net labai neįskirčiau, nes labiau miegas yra ta didžioji problema ir aš manau, kad čia yra visako pagrindas, nes ir šiandien, pavyzdžiui, tikrai prastai miegojau, irgi buvau pribudęs, to vėl užmiegau, bet tai jau nėra tas pats, kada išmiegi visas, tarkim, tas pačias 8 valandas, visas iš karto. Tai manau, šitas dalykas mane labiausiai ir įtakoja. Bet žiūrint istoriškai, šita vasara yra pati geriausia. Padarytų progreso, galbūt ne kiek uždėtų kilogramų progresų, bet labiau ir tos pačios technikos progresų. Jo, buvo uždėta ir kilogramų, nėra ko slėpti. Tikrai buvo labai galingų treniruočių, kur viršinau savo, pavyzdžiui, visus lūkesčius, bet va, toks tas pasistumėjimas labiau iš technikos įvyko. Tiek tam pačiam spaudime, tiek tuose pačiuose pritupimuose. Traukoj kaip ir irgi, bet trauka taip man yra toksai veiksmas enigma. Atrodo, aš kaip ir tam veiksmui tikrai neprastai esu sudėtas, tiesiog biomechaniškai pagal galūnių ilgius, pagal torso ilgį, pagal rankų ilgį. Čia yra mano veiksmas, bet atrodo, aš kažko jame nepadarau iki galo, bet vėlgi aš esu truputį labiau atsileidęs, mane labai veikia ir karštis, o vasara vis tiek nenori, ta temperatūra yra gerokai aukštesnė ir kūnas nefunkcionuoja, mano kūnas nefunkcionuoja taip, kaip jisai turėtų funkcionuoti. Tai nežinau, visai esu iš dalies patenkintas šitą vasarą, nes, sakau, lyginant su kitomis vasaromis, tai tikrai to progreso buvo padaryta eibė, bet labiausiai tai laukiu rudens ir žiemos laikotarpio, nes tada aš turiu geriausią va tokį pojūtį visuose veiksmuose, būnu gerokai kietesnis, būnu tvirtesnis ir tie performansai būna daug labiau užtikrintesni, plus miegas visiškai realiai susitvarko
nes tiesiog būna dažnu atveju tamsu, būna vėsu ir šitie dalykai man yra irgi tokie pamatiniai, norint turėti gerą miegą. Tai vat, susikoreguokit miegą, pamatysit, jausitės ne vien treniruotėse geriau, bet jausitės aplamai gyvenime geriau. Va tiek su šitų dalykų. Ir dabar paskutinis dalykas, dar apie kurį norėčiau pašnekėti, net nepašnekėti, tiksliau palinkėti. Kadangi šiuo momentu, kai filmuoju šitą vlogą, tai turim 2 realiai lygiai savaitės iki varžybų likusias ir ko norėčiau labiausiai palinkėti, tai norėčiau savo varžovam palinkėti, kad jie užbaigtų gerai savo treniruotės, kad jie užbaigtų treniruočių tiksliau blokus, ciklus, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi ir kad juos užbaigtų be traumų. Ir tikiuosi, kaip susitiksim Telšiuose, galėsim žiūrovams parodyti puikų reginį ir parodyti patį savo, dėl ko taip sunkiai dirbam. Atsimenu paskutinį kartą, kaip linkėjau, sakau, kartais gyvenimas nutinka, tai tikiuosi likus šitom 2 savaitėm neatsitiks daugiau tas gyvenimas, nes praeitą kartą prieš varžybas, kaip daviau visiems kitiem palinkėjimą gerą, tai pačiam lūžo 2 pirštai, kojos užsimečiau štangą, sulaužiau 2 pirštus. Realiai visas tas toksai tikrai geras progresas, jisai buvo pristabdytas, po to vėl turėjau, bet jau nebegrįžau į tą fazę. Tai va, ir po to vasara atėjo, tai vasara, kaip ir minėjau anksčiau, visada sunku būna treniruotis. Tai va, vyrukai, laikykitės, spauskit stipriai ir sakau, tikiuosi turėsim geras varžybas. Tai kągi, iš manęs šiam kartui tiek, su jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.